Sveikinimo žodį norėčiau pakviesti tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį Stasį Tumėną. Mėly tautiečiai, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu. Tai dainuos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Ar čia šitam gražiam būry susirinkusių atsiras nors vienas, kuris suabejos, kieno tai eilės? Tai eilės, kurios pagauna kiekvieno iš mūsų širdį. Ir aš esu įsitikinęs, kad kūrėjui, poetui didžiausias įvertinimas, kai jo eilės tampa tautos nuosavybė, kai jo eilės tampa mūsų širdžių nuosavybė. Ir dauguma Justino Marcinkevičiaus kūrybos, kurią mes šiandien dainuojam, kurią išdainuojam, kurią gyvenam, yra tokia. Tačiau daugelis iš mūsų nežino arba ne visi žino, kad Justinas Marcinkevičius buvo ir prie Lietuvos valstybės atstatymo sąjūdžio metais ištakų, kad jis buvo konstitucijos vienas iš kūrėjų. Mano rankose pagrindinis mūsų dokumentas, mūsų bendrapilietiška Biblija, šventasis raštas, kuriuo mes gyvenam, kuriuo vadovaujamės. Tai kokia praba Justino Marcinkevičius buvo, rodo jau jo konceptuali vertybinių požiūrių pagrįsta konstitucijos preambulė. Kai studijuoji pasaulio tautų konstitucijas, ne visur yra tos preambulės, o mūsų yra. Ir jos autorius yra Justinas Marcinkevičius, kuris tarsi joje nurodė tas kryptis, tas nuostatas, kaip reikia eiti tautai į valstybę. Lietuvių tauta, išsaugojusi savo dvasią, raštą, papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę gyventi savarankiškai, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, priima ir skelbia šią konstituciją. 1992 metai. Viskas sudėliota jau toj preambuliai. Kokia kryptim mes tauta turim eiti ir atstatyti valstybę. Visaip dabar apie Justiną Marcinkevičių mėgstama kalbėti, bet ar daugelis iš mūsų būtų turėjęs drąsos prieš 30-50 metų jau pradėta valstybės atstatymo darbas. Pats sovietmečio brandumas, socializmo brandumas 1968 metai. Mindaugas 1971 metai. Katedra, priminusi, kad kiekvienas pilietis, kiekvienas lietuvis turi savy visų pirma statyti savo katedrą, kiekvienas, reflektuodamas apie istorinę praeitį. Trečiasis jo kūrinys 1977 metų Mažvydas, simbolizuojantis ir primenantis, kas mums yra gimtasis žodis, kas mums yra pirmoji knyga ir kaip jį reikia tausoti ir saugoti. Ir visą tai sovietmečiu reikėjo pasiutiško talento metaforomis, simboliais parodyti. Ir tai, man regis, Justinui Marcinkevičiui puikiai pasisekė. Ir jam visi šiandien esam dėkingi, kad mes gyvenam
savarankiškoje Lietuvoje, kad mes turim tas kryptis, kuriomis ir einame visi savo gyvenimėlių keliais. Nesvarbu, kur gyventumėm. Radvilišky, Skuode, Linkuvoj, ar Vilniui, ar Kaune. Jis lipdė Justinas Marcinkevičius tą vientisą, vieną Lietuvą. Ir šiandien mes didžiuojamės, kad Lietuvos Respublikos Seime, šitoj Lietuvos širdį simboliškoj, mes tą galim įsakyti, galim dainuoti Justiną Marcinkevičių. Ačiū, bičiuli Robertai, kad suorganizavai šitą renginį, liudijančią, kad mums reikalingas Justinas Marcinkevičius. Tu, Robertai, minėjai, kad yra duktė Justino Marcinkevičiaus. Tai aš norėčiau ją pakviesti ar pasirodyti, kur ji yra. Ir noriu jai padovanot atminčiai. Šiauliuose gyvena toks tautodailininkas, meistras, kanklių meistras, akmens meistras, Albertas Martinaitis. Tai jis prašė perduoti, jis renka akmenelius iš garsių, žymių žmonių vietų. Tai jis iš Važatkiemio kaimo surinktų akmenukų pagamino paukštukų. Tai aš noriu Justino Marcinkevičiaus broliui ir įteikti tą paukštuką, kuris yra pagamintas iš jūsų tėviškės akmenukų. Ačiū už šią šventę. Tegu būna Lietuva tokia, kokia apdainavo Justinas Marcinkevičius. Ačiū labai, tikrai visiems malonu jūs matyti. Mes šeima esam sujaudyti. Kviečiam visus atsilankyti į tėviškę. Ten yra paminklinis akmuo pastatytas, ant kurio užrašyta, o tėviškė drugelį margas. Tai simbolizuoja, kad reiškia, kaip jis pasakojo gyvas, pas jį buvo kelios meilės. Tai Važatkiemis, universitetas, Vilnius ir Prienai. Tai mes, kadangi ten gyveno sesuo kaime, tai puoselėja tą atminimą ir labai dėkingi Prienų kraštui tikrai, kurie pirmieji įamžino jo atminimą. Apsilankykit Prienuose, labai gražiai padaryta tikrai. Kviečiam visus. Nu ir dar noriu padėkoti, kurie nebėjo. Daleiskim, ir Širvintuose atidengtas akmenėlis yra, o kai kur ir nėra, nu ką darysi. Ačiū visiems uždėmesį. Ir noriu dar padėkoti tikrai ponui Robertui už nuoširdumą tokį, už tais eilės, kurias jisai skaito. Mato, daleiskim, mes jau gyvenam, skaitomės provincijoje. Bet provincijoje atvažiuoja tai pilno salės žmonių. Reiškia, myli Justiną. Nu, kai kas nemyli, čia kitas reikalas. Ačiū visiems. Ačiū, Stasy, ačiū gerbiamas Kazimierai, ačiū jums visiems. Labai buvo gera jausti, girdėti jūsų balse Justino tembro balsą. Ačiū. Šiandieną turime daug puikių svečių ir pasidalinti Justino Marcinkevičiaus eilėmis norėčiau pakviesti aktorių Giedrių Arbačiauską. Labadiena visiems. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu būti čia. Pagerbti šį nuostabų žmogų, nuostabų kūrėją. Tokie gimsta galbūt vienas 100-metį ir mums labai pasisekė, Lietuvai visai labai pasisekė, kad jį turėjo tokį iškilų žmogų. Žodžio riterį, kultūros riterį ir kūrėją. Noriu paskaityti eilių iš Justino Marcinkevičiaus eilėraščių rinkinio Papasakoti gyvenimą. Liepsnojantis krūmas. Stoviu sumišęs kaip Mozė prie liepsnojančio krūmo.
Virpa raudonos lapų liepsnelės. Ruduo. Dar nėra pašaukimo. Vis dar nėra tikrumo, kad sudavus lazda į uolą ištrykš gyvybingas vanduo. Reikia tikėti. Reikia labai tikėti, kad ranką iškėlus iš dangaus imtų krist mana. Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti. Savo gyvenimu, meilę, širdim ir daina. Kai atgal pažiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas. Vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas nepaprastas paprastumu. Štai ir dabar, prie liepsnojančio krūmo sustojęs, supratau netikėtai, jog viskas yra liepsna. Tad ištiesiau ranką ir stebuklas pasikartojo. Ėmė krist pirmas sniegas, baltas, švarus, kaip mana. Laiškas. Parašysiu, kaip niekad nebūna. Tik iš krintančių lapų suprasi, jog tai buvo žemė. Skaitysi ir galbūt tarp eilučių regėsi sunkiai einančias mano akis. Parašysiu, kaip būna, kai nieko. Iš alsavimo gal ir pažinsi, jog tai aš. Kai skaitysi, apkabink jį. Tai viskas, ką turiu. Naktį užklupta žaibo. Naktį užklupta žaibo nustėrau. Suakmenėjau aštrios šviesos pervertas. Kas tai? Meilė? Neapykanta, pyktis, mintis ar viename smūgyje viskas? Pagalvojau, gal taip eina Dievas? Gal tai jo žingsnis, jo eisena, jo pastanga išsilaisvinti, ištrūkti iš visumos, pasirodyti, nustebinti ir apakinti. Buvo galima pulti ant kelių prieš tai, kas liejosi iš pilnatvės, nesutilpdamas nei danguje, nei nakty. Betgi tilpo many. Naktį, užkluptas žaibo, nustėrau. Gyvenimas susideda iš atradimų ir praradimų. Nepasversi, ko daugiau. Nejaugi viskas lygu nuliui. Tai kam tada viskas? Vaikystėje, be jokios abejonės, daugiau yra atradimų. Kiekviena žolelė, lapas, vabzdys, akmenėlis, paukštis, besimainantis debesynas arba koks negirdėtas žodis. Ir mano besikeičianti nuotaika, džiaugsmas, liūdesys, pyktis, baimė ir kančia. Viską juk teko atrasti. Ir visa tai buvo poezija. Iš esmės ten jos pradžia, nesvarbu, kad ji liko neužrašyta. Poezija yra gyvenimas. Arba
poezija yra visas gyvenimas, o užrašoma tik nedidelė jos dalelė. Žinoma, labiau nudegina praradimai, todėl jie ir ryškesni. Poezija, o ir apskritai visas menas, savo prigimtimi yra noras, mėginimas sustabdyti nykimą, siekimas parodyti, kaip gražu, gera arba bjauru yra tai, kas yra aplink ir viduje. Kaip lemti priėmėm viens kitą, net nesuprasdami kodėl. Gyvenam, rodos nieks nekinta, tik sensta stalas ir kėdė. O jau dukra, žiūrėk, pati duris, išeina pati duris, išmokdama atsirakinti. Išeina mūsų meilės moto be galo naiviom akim. Taip žmogiška, graudu ir liūdna ir nepaaiškinama taip, kad grimsta metai kaip į liūną. Bejėgiškai tikrai lėtai, bet tik širdis nepasiduoda. Ir trokšta grįžti ten atgal, kur augo, brendo mūsų meilės duona kaip nepagydoma liga, kurie susirgęs jaučia nuolat, kad jam geriau, kad vis geriau. Ir aš, po jos našta parpuolęs, žinosiu bent nuo ko miriau. Justinas Marcinkevičius. Ačiū. Dėkojame Giedriui, o dabar į sceną kviečiu Alytaus liaudės ir dainų ansamblį Dainava. Meno vadovas Arvydas Mikalauskas, šokio ansamblių vadovė Laisva Adomaitienė.
Ansamblis ruošiasi antrajam šokiui. Kviečiu aktorių Giedrių Arbačiauską, šį kartą su daina Angelo plunksna. Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu. Aš tai niekur neisiu. Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis. Ir toksai net neišreiškiamas lengvumas ir švelnumas, mėlynas lyg dūmas. Ir toli, labai toli girdėtis. Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis. Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu. Aš tai niekur neisiu. Aš prašau, tik nesumindykit širdies. Angelo plunksna, daina parašyta pagal Justino Marcinkevičiaus eiles. Nusileisk, baltoji, žiemą nusileisk, kad ilgiau sniege išliktumei nepastebėta. Ieškančių pilna naktis visais keliais, ieškančių jau apibėgta. Angelo plunksna, angelo plunksna. Angelo plunksna, angelo plunksna. Galbūt aušra uždegs tave ugnims staigia, galbūt ir balsas bus tau vienai taręs, kad poeto rankos nevedžiojamas staiga parašytų mane tekel parės. O angelo plunksna, angelo plunksna. Suskaičiuota, pasverta, išdalinta, suskaičiuota, pasverta, išdalinta, suskaičiuota, pasverta, išdalinta, suskaičiuota, pasverta, išdalinta. Angelo plunksna, angelo plunksna. Angelo plunksna, angelo plunksna. Nusileisk, baltoji, žiemą nusileisk, kad ilgiau sniege išliktumei nepastebėta. Ieškančių pilna naktis visais keliais, ieškančių jau apibėgta, apibėgta. Apibėgta.
Ačiū.